Lietuvininkų bendrija Mažoji Lietuva profesorės Dalios Kiseliūnaitės siūlymu patraukė Didžiosios Lietuvos pusėn, o pretekstas tam buvo svarbus. Ketinta ištirti reformacijos pėdsakus, ištakas ir šios krypties ryškiausius atstovus, vedlius, šalininkus bei juo atliktus didžiuosius darbus reformacijai. Kelionė prasidėjo nuo Biržų pilies, bastioninio tipo tvirtovės, geriausiai išsilaikiusios šiaurės rytų Europoje ir vienintelės tokios Lietuvoje. Pilis pradėta statyti apie 1586 metus Kristupo Mikalojaus Radvilos Perkūno iniciatyva. Apjuosta gynybiniais grioviais su vandeniu, bet mūšiai ir karai ėjo lygiai greta su Radvilų mūšiais už reformaciją bei pastangomis ją įtvirtinti Lietuvoje. Būdami turtingiausia šeima, turėjo išskirtines galimybės tai daryti, kurdami tarsi valstybę valstybėje. Kad jau nuvykome į Smegduobių sostinę, aplankėme ir Kirkilų karstinius ežeriukus, palei kurių krantus augantis medžiai džiūsta nuo jose esančių purpurinių sieros bakterijų. Reformacija Radviloms asocijavosi su šviesa, mokslu. Jie patys to siekė auklėdami ir mokslindami savo vaikus, kurie mokėjo po kelias kalbas, o ir aplink save troško tai matyti. Tad reformacija sietina būtent su Radvilomis, o mums buvo įdomu sužinoti, kad Liudvika Karolina Radvilaitė turi sąsajų su Rytprūsiais. Boguslavo Radvilos, Lietuvos didžiojo žirgininko, kunigaikščio mecenato dukra, gimusi Kionigsberge, 13 metų būdama, išleido ir nemokamai platino lietuvišką katekizmą ir elementorių vaikams. Jos biografija ir asmenybė verta patyrinėjimo, nes Liudvika Karolina sietina su mūsų regionu. Iš tikrųjų, ta bažnyčios santvarka labai panaši į LDK santvarką. Tik persikėlė į bažnyčią, kaip tais laikais valdė valstybė, respublika arba didžiąją kunigaikštystę. Taip valdė, tai taip pat ir buvo perkelta į bažnyčią. Tas tebeveikia. Bažnytinė teisė, kanonai ir memorialai priimami. Paskui tarp sinodų veikia konsistorija ir aišku, generalinis superintendentas, kuris yra perrinkimas kas 3 metų. Protestantiškame mieste centre yra Rotušė, o visas kitas gyvenimas aplink Rotušę. Kaune yra centre, senamiestis yra Rotušė. Kaunas buvo vokiečių, daugiausiai liuteronų, Hanzos miestas, liuteronų miestas ir, sakysim, Lietuvos valdovai, čia žinot, užsieniečiai. Mes, evangelika reformatai, buvome visuomet šitos respublikos piliečiais. Štai mums tas persekiojimų, konfliktų smūgis kirto per mus. Nes vokiečiai savo tvarką turi, žydai savo tvarką turi, niekas nesikiš, tik mokesčius mokėkit ir viskas. O mes jau buvom piliečiai laikomi išdavikais. Ir tam tikrą prasme 1717 metai mums yra viena tokios skaudžiausių datų, kada buvo atimtos visiškai pilietinės teisės. Jau Radvilų seniai nėra, bet Biržai irgi buvo ta protestantiška kunigaikštystė, LDK, kuri buvo vakarinė dalis katalikiška, rytinė stačiatikiška, tokia protestantiška sala. Klaipėdos istorija, žinote, tai buvo Prūsija. Ir iš tikrųjų tai buvo valstybinė irgi religija. Mes buvom disidentai. Jeigu jūs skaitytumėte iš 17-18 amžiaus laikotarpio literatūrą, tai dažnai minimas tas žodis disidenčiai arba disidentai. Tai kalbam apie mūsų reformatus, kaip sakant, kitokie. Toliau kelionę tęsime link Dubingių. Finišo tiesiojoje kelias užčiojo tarsi lėktuve. Oro duobės patyrus, kalneliai ir staigus posūkiai buvo skirti ekstremalių pojūčių mylėtojams Dievaži. Ryte prabudę ir papusryčiavę, o kai kurie ir išsimaudė Asvejos ežere, kuris yra ilgiausias Lietuvos ežeras, įpuolėm į Dubingius. Mielas mažas miestukas, šiemet tapęs mažąją Lietuvos kultūros sostinę, nustebino estetika. Negana to, kad supanti gamta tarsi Šveicarijoje, dubingiškiai išmaikštauja, turintis gražiausią Aibės parduotuvę Lietuvoje. Ir tikrai, eksterjeras puikus. Buvusi labai prabangi, ko gero dar Vytauto laikų siekiant buvo turėjusi ir gaisrą, ir ten yra kai kurių akmenų, tokios gaisro liekanos yra likę, tą liudija. Toliau, kad buvusi prabangos tą dalyką parodo tas faktas, kad buvo rasta labai daug spalvoto stiklo šukių. Tai anuo metu stiklinti namus iš viso jau brangu, o dar spalvotų, tai čia jau buvo wow.
Dubingių herbe vaizduojama Dubingių karčiama ir žalčiai, apie kurios pilies griuvėsių prižiūrėtoja papasakojo įdomių dalykų. Pasirodo, jų čia gausu ir nuo rugsėjo pabaigos iki balandžio šie atšliaužia būriais į senąją piliavietę žiemoti. Juokaudama moteris prasitarė, kad nesant lankytojų, jie atšliaužia tiesiog pro duris įėjimą, kaip į namus. Ir dabar taip, 2009 metais didelės iškilmės ir tie žmonės, kurie buvo rasti čia, jie atlaidojami atgal į savo pirmo palaidojimo vietą. Ir šitą vietą leidžiu savo trupučiuką paskaityti, paminklinė lenta sako: keleivis, sustok trumpam ir susimastyk, kokia didybė ilsisi šioje vietoje. Tai Radvilos nekarūnuoti Lietuvos valdovai, Lizdeikos ir Astiko palikuonys. 1413 metais Horodlėje trimitų herbų apdovanoti, 1547 metais Šventos Romos imperijos imperatorių kunigaikščių titulų pagerbti. Vien jų vardą išgirdę tėvynės priešai spirukdavo lyg žvirbliai dangaus mėlynėje erelio šešėlį išvydę. Čia ilsisi Mikalojus, pramintas ruduoju, miręs 1584, eidamas 70-uosius. Greta jo sūnus Mikalojus, išėjęs 1589, sulaukęs 43. Šalia vaikaičiai Mikalojus 1577, nesulaukęs nė 2 metukų, palaidota su mama Kotryna Ona Sopkovna. Ir Jonušas, palikęs šį pasaulį 1620, išgyvenęs 41 metus. Greta jų pusbrolis Mikalojus, pramintas juoduoju, miręs kančiose 1565, būdamas 50 metų. Prie jo žmona Elžbieta Šidlovecka, pasaulį palikusi 1562, vos 29 metų. Šie kilnūs žmonės buvo palaidoti savo statytojo Dubingių bažnyčioje, suirutei užėjus išniekinti, per šiaurės karą paslėpti, po daugelio metų surasti ir vėl tėvynainių pagarbiai 2009 viešpatės metais čia palaidoti. Dubingius išgarsino toji pati Radvilų giminė, turėjusi čia prabangius rūmus ir bažnyčią, kurioje Radvilos palaidoti. Rūmuose, kuriuos ketinama atstatyti, gyveno Barbora Radvilaitė, po slaptų vedybų su Žygimantu Augustu. Čia besislėpusi. Tiesa, bažnyčios tėra likę tik pamatai, bet didžiulė antkapinė plokštė byloja, kad čia ilsisi didingiausių Lietuvos kunigaikščių palaikai, kurie buvo iškilmingai palaidoti. Toliau keliavome link Kėdainių, dar vienos Radvilų citadelės, aplankydami reformatų bažnyčią, taip pat liuteronų bažnyčią, kurios kunigas labai nudžiugo, kai draugė su juo sugiedojame 2 giesmes. Sakė, seniai tai bebuvę, nes liuteronų bendruomenė čia labai negausi, būna, kad kai kada pamaldos laikomos esant 1 ar 5 parapijiečiams, o jis pats tarnauja keliose tokiose pat negausiose parapijose. Kėdainių senamiestis puikus. Sužinojome, kad čia gyveno škotai, vokiečiai, žydai, susiskirstę kvartalėliais. Pasigrožėjome nuostabiu Algirdo Boso paminklu Jonušui Radvilai, privalgėme Kėdainių blynų, gaila, kad nepavyko paragauti firminių Kėdainių ledų su agurkais, bet gal kitą sykį.